Facebookas man išmetė tokį profilį, kur, žodžiu, mergina pasakoja, kad jinai buvo tikra krikščionė ir tada jinai pradeda šaipytis iš to pavadinimo tikras krikščionis. Facebook profilis buvo anglų kalba, tai jeigu kažkas keistai skambės, ką išverčiu, tai atleiskit. Ir rašykit komentare, jeigu nesuprantat, ką kalbu. Tai žodžiu, jinai dabar vadinasi skeptikė ateistė. Ta prasme, jinai taip prisistato ant profilio. Ir aš peržiūrėjau gal 4 jos reels. Ir žodžiu, jinai tipo sarkastiškai labai kalba. Kiekvienas jos reelsas yra perspaustas pykčio, pagiežos, šaipimosi ir tu negali sakyti, kad tas žmogus yra šviesoj. Negali. Tiesiog apie ką aš kalbu, kai tu atgimsi iš dvasios, kad tu tik tada tu gali matyti taip, kaip Dievas mato. Nes kai Dievo dvasia gyvena tavyje, tu gali teisingai teisti. Ir tiesiog, kai tu matai žmogų, kuris piktdžiugiškai šaiposi iš krikščionybės, tai tikrai nėra šviesa. Ir šįryt aš skaitau Jokūbo apie išmintį. Ir žodžiu, mane irgi tai, aš tiesiog kažkaip perskaičiau, paskui užėjau Facebooką. Iš tų pačių lūpų plaukė ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturi būti. Jeigu jūs savo širdise puoselėjate kartų pavydą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. Tai nėra išmintis. Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten netvarka ir įvairūs pikti darbai. Bet išmintis, kilusi iš aukštybių, pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, švelni, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nešališka ir neveidmainiška. O teisumo vaisius su ramybė siejamas tų, kurie neša ramybę. Aš manau, kad išmintis yra tai, ko turime dalintis. Tiesiog, jeigu tu gauni iš Dievo išminties ir paskui daliniesi, tai tik taip tu gali iš tiesų padėti kitam žmogui. Ir aš nesakau, kad ta mergina, žinot, ten pavydas ir savanaudiškumas, bet aš priskirčiau tą piktdžiugiškumą, sarkastišką šaipimąsi irgi šalia pavydo, savanaudiškumo. Ir tai nėra nužengę iš aukštybių, bet žemiška, sieliška ir demoniška. Gerai, galim išimti tą žodį demoniška. Vien tai, kad tai yra žemiška. Žodžiu, ką aš noriu pasakyti. Internete yra profilių, kur skelbėsi žmonės, kad buvo iš tiesų atgimę krikščionis, o dabar jie tokiais nebėra. Ir kaip jūs manote, kaip gali tokie profiliai paveikti žmonės, kurie yra labai skeptiški tikėjimui? Kaip?